Ši istorija apie miestą, kuriame gyveno ir kūrė vienas žmogus. Ši istorija apie stebuklą, kurį šis žmogus sukūrė. Tačiau vieną dieną šio žmogaus vardas nugrimzdo užmarštin. O apie Jeronimą Ralį žinot ką nors? Tai negaliu pasakyti. Kas primins apie garsųjį Homero Iliados ir Odisėjos vertėją? Kas suskaičiuos jo neatlygintinai išgydytus ligonius? Jeronimas Ralys mūsų giminėjai buvo ne ta žodis, kokia buvo pagarba. Kas papasakos apie jo nuveiktus darbus? Kai pasakė, kad galima dalyvauti Kūrimo Respublikos projekte ir būtent tą Jeronimo Ralio visą, kaip sakiau, dvasią ir tą visą ir kūrybą, ir jo egzistavimą Jonavos mieste, tai aš tikrai 100% pritariu. Tai yra garbė žinoti apie jo istoriją ir ją puoselėti. Ir tas gydytojas iš tikrųjų labai svarbus, nes jis išgydė mano prosenelį. Aišku, Jeronimas Ralys jau šito laiško neperskaitys, tačiau man tai yra svarbu dėl to, kad aš pati išpasakoju savo mintis ir man tai atrodo, kad šitas žmogus yra tikras autoritetas. 3-4. Vyra pagarbinki mūzą, prityrusi vargo didžiausio. Mes norėtume susisiekti, jeigu įmanoma, su miesto meru Artūru Zuoku, buvusiu mūsų mokiniu. Nieko apie Ralį nežinot? Nieko, ką aš žinau. Galėtų būti ir Seimo narys, koks pirmas. Prezidentas? Nu. Šiaip tai, žinokit, nesenai Jonavoje gyvenu. Šiandien vietinė. Dovanokit, bet papuoliau, tai papuoliau, va? Na, rezultatai prastoki. Galbūt tikėjausi kažko geresnio, nors nebuvau labai optimistiškai nusiteikęs. Ilgamet laikė mane, susigavus kalipsė dievaitė. Savo uolinėme rūme ir geidė, kad vyras jos būčiau.